Va, ryte, kol dar nieko nėra, prieš pusryčius turėjau dar biškį pafilmuoti. Tai apačią. Džakuzis. Baseinas. Restoranas, Alekartas, prancūziškas, romantik. Šitas už pinigus yra 35 eurai, sakė žmogui. Apsilankymas. Čia spa pastatas, eisim šiandien užsirašymį masažus. Nu, nepigu, ten gal vėliau papasakosiu. Atėjom pusryčiauti į Sibriz restoraną. Nežinau, nelabai aš maisto apžvalgininkas. Galiu parodyti daugmaž kaip kas atrodo. Sriubos. Alyvuogės visokios daržovės. Miusliai. Jogurtai. Džemai. Čia dar bandelės, keksiukai, kruasanai. Bulkos, dar kruasanai. Šitą geriau vaikščioti, nes žmonių mažiau. Blynai, vafliai. Kepta bulka, kiaušiniai, bulvė, kiaušiniai, dešrelės. Nu, kažkas tokio. Atėjome į spa, jisai mokamas yra, darysimės masažus, dar kažkas tam eina, 2 valandas. Nu, kaina nepigi, susidarėjom 100 berods eurų gausis. Po valandą masažą 2, po valandą čia kažkokių kitų procedūrų. Taip atrodo, šitą erdvė, koridorius, labai skaniai kvepia. Nežinau, kokie smilkalai ir panašiai. Muziką girdit? Dovilė čia vedamas. Nežinau, ar čia filmuoti galima, bet kol nieks nieko nepasakė. Čia dar sauna yra. Čia prisėdom biškį palauksim, kol priims. Taip atrodo. Čia yra pliažinė zona ir suaugusių zona atskirai irgi pliaže. Čia džakuziai su tokie panoraminiu vaizdu, Infinity. Vienas yra, antras, o žiūrėkit driežas. Labai daug driežų čia. Gal driežą labiau pafilmuosiu. Kam jums tie džakuziai? Tai va, džakuzis, vienas. Ten anas kitas. Pakyli laipteliais. Visur irgi tvarkinga, žalia. Ta siena viešbutis. Čia padaryti dušą apsiprausti po jūros.
Šiandien bandysim čia pabūti, šitoj teritorijai. Prieš tai čia nebuvom. Čia džakuzis metras gylis parašyta. Čia, kad įsivaizduoti, maždaug žemiau paleisiu kamerą. Savo burbuliuoji ir žiūri į jūrą. Įdomi patirtis. O ten irgi moteris kažkokia burbuliuoja. Čia dar vienas džakuzi. Vat kažkas tokio. Čia Dovilė. Pamojuok, Dovilė. Kur šypsena? Einu į paburbuliosiu. Atsilaisvinu. Nu gal nenuskandinsiu telefoną. Oi, vanduo tai nešiltas. -20, kaip sako. Tikras Infinity čia kur susilieja vanduo su jūra. Super. Va, burbuliuoja. Nerk dabar jau. Nu kur šypsena tavo? Geras, tai didelė. Prisižiūrėjai Discovery, ne?
Galiu pasakyti, pas tave daugiau žuvų didesnių negu pas mane, kai aš snorkelinau. Va taip reikia žvejoti. Ževioti.
Dar vyksta toks putų vakarėlis. Net ne vakarėlis, čia kaip pliaže. Eisim į a la carte restoraną, nu? Sunset Court vadinasi. Šiandien pirmą kartą pabandysim a la carte. Nu, bet čia toks a la carte ir vis tiek valgai nuo bendro švediško stalo. Taip sakė, pažiūrėsim patys. Manau, kad tikrai. Pažiūrėsim patys. Va tokius susidėjom tokią vakarienę. A la carte restorane, savitarnos restorane. Krevetės pas mane, čia kažkokie tai makaronai, daržovės, baltas vynas, vanduo. Ką tu, Dovilė? Vištytė, tandūrį ir biškį krevečių. Ir biškį Ir šypsena. Gerai. Ir vynas ir dar biškėlį. Nu, sakyk. Jūrijaus desertai. Dovilės desertai. Nes aš mėgstu saldžiai. Nes saldžiai yra labai gerai. Nesvarbu, ką sako visi. Ane? Taip. Skanaus. Cheers. Nusidaužyti paskui. Labai smarkiai tvoja atgal. Ja. Karinės viešbučio panoramos. Vyksta vakarienė pagrindiniam restorane. Čia dar vienas a la cartas mokamas. Į šitą mes turbūt nueisim kažkurią dar dieną. Fisherman vadinasi. Sakė $15 už žmogų. Spėjau pagal pavadinimą, kad žuvies gausim. Ačiū, dar akmenukus pavaikščiau. Ten jau kitas viešbutis. Mūsų atės šitą tvorą vaikas. Faina. Čia buvo kažkoks nusileidimas yra panašu. Dar vienas animacijos taškas. Groja ispaniškas melodijas, bent jau šiuo metu.
kad visi džiaugiasi. Va, Dovilė užpakalį judino. Va, išėjom iš šito diskotekos. Ten, kur gyvas vakaras buvo. Nu, gyvas vakaras. Gyva muzika pagroja. Šiaip faina. Nors mano faina, tai čia kas antras sakinys. Kaip patinka, tai patinka. O taip atrodo vakarinis viešbutis. Nežinau, ar perduoda kamerą. Mat receptionas. Čia spa. Žiūrėkit, koks menulis. Ten šarmas priekyje matosi. Ir link namų. Kažkur link kambario eisim. Gražiai apšviestos alėjos. Čia ta parduotuvių gatvė taip atrodo naktį. Vis dar važinėjau automobiliukai, reikia trauktis, jie nelabai traukis. Paveš paskui, žinai. Nu, tai dar paveš. Vėliau. Visi mandagūs sveikinasi kas 2 sekundės. Kaip Lietuvoje beveik, ne? Sveikinasi visi. Nes kaip nusižvengti. Nu taip, aš čia ir prikolinu. Nors mandagiai šiaip Lietuvoje. Visokių yra visur žmonių, nieko tu negali padaryti. Tai tiek, kad ne šiaip savo yra tas pasakymas, kad lietuviui niekada neišsiduos, kad jisai yra lietuvis. Nusisuks, apsimes, kad negirdi. O gal paprašys paslaugos kokios. Sakys, o tai tu lietuvis, gal man davai ką nors. Gal čia mūsų bloga savybė turbūt. Nežinau, ar jinai bloga, aš tai sakyčiau, kad čia yra labiau savisaugos toks kaip instinktas, galima sakyti, mano akyse. Neprisijimsi daug nepažįstamų žmonių, neišleisi nereikalingos informacijos, tiesiog, nes mes vertinam Bet tikrumą. mes iš kitų žmonių vertinam kitaip. Bet mes Kažkodėl tai. Bet artimam ryšiui mes vertinam tikrumą, ar ne? Pas mus nėra ten dirbtinių šypsenų kažkokių tai ar kažko tai tokio. Ir pas mus dažniausiai, jeigu draugai, tai draugai visam gyvenimui. O čia, žinai, tokių, kai čia su kažkuo tai pašnekėjau, kažkur tai kažką padariau, tokių yra labai nedaug žmonių, kurie gali taip aplamai. Gal tas nėra blogai? Pamąstymai. Minutės pertraukėlė. Pamąstymai, jo. Aš vis dar pafilmuosiu. Lokacijas gražias. Nežinau, kiek aš šitų filmuojamų dalykų įkelsiu video bendrą. Bet manau, kas norės važiuoti į šitą viešbutį, kažkokią tai vaizdinę informaciją, ir žodinę, aišku, irgi susidarys. Kažką vis tiek pasakysim naudingo. Jau 11:30, viešbutis aprimęs. Laikas miegoti.
O tai bus praėjusi antra mūsų diena. Parodyk, kaip gražus medžiai čia auga. Kokie gražus medžiai, sako Dovilė. Nerealūs medžiai. Nerealūs medžiai. Dideli Dideli medžiai. ir raudonai žydintys. Koks didelis žiedas. Nu, pažiūrim, koks žiedas. Tamsoj Galvoju, nieko naktį nesimato, matosi, bet- žinau, kas nors. Bet vis tiek, koksai didelis. Ir jame čia dar turi būti žiedlapių, tik jų čia trūksta. Gerai, botanikos kampelis. Kur namai, sakyk, bliamba, kiek čia liko? Du pastatai, ne? O tokie pastatėliai mūsų čia kaip kotedžai, ne vilos, sakyk, jau labiau kotedžai. Nu, aišku, vienas pastatas išdalintas į atskirus korpusėlius. Na, šiaip labai faina. Nėra to vieno didelio U arba L formos pastato. Man toks konceptas labiau patinka. Čia tavo vasaros estrada, lauko estrada, kur ką tik vyko animacija. Vis dar kažkas stūsinasi. Vienas staliukas. Va, atrodo, Dovilė rado mūsų numerį. Laikas grįžti namo. Gerai. Labanakt.